Iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių poaukščių. Tad pasakyk, kaip manai, valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne? Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: apsprendžiate man pinklės, veidmainiai, parodykite man mokesčių pinigą. Jie padavė jam denarą. Jis paklausė: kieno čia paveikslas ir įrašas? Jie atsakė: ciesoriaus. Tuomet Jėzus tarė: atiduokite tad, kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Brangus bendrakeleiviai, sveikinu Jūs dar vieną sekmadienį, sulaukus naujo sekmadienio, Dievo dovanoto sekmadienio, tai tikrai kiekvieną kviečiu skaityti Evangeliją kiekvienos dienos, kas meldžiatės ar sekmadienio, ir perleisę per save, nes kiekvienam kalba Dievo žodis vis kitaip, tai išbandykite tą tokį paklausimą: Dieve, ką Tu man sakai? Ir tie pasidalinimai, kuriuos aš dalinuos, tai irgi yra mano, per mane perleisti, bet kiekvienam jie suskamba skirtingai. Tai Dieve padėk, kad nors vienas žodis atvertų į Kristų širdį ir kad suskambėtų man ir mums. Taigi Evangelija kalba apie Jėzaus išdavystę, ar ne, kas Dievo Dievui, kas ciesoriaus ciesoriui, išdavystę, bet pinkles, kur norėta Jėzų prigauti ir kaip būtent norėta jį prigauti, nes Jėzaus laikais okupuotos provincijos privalėjo mokėti Romos imperijai mokesčius ir nemažus mokesčius. Taigi tai bus viena iš priežasčių, kodėl vėliau žydai sukyla prieš imperiją, kodėl apie 70-uosius metus po Kristaus yra sugriaunama šventykla. Taigi tai viena iš priežasčių būtent tie mokesčiai, mokesčių mokėjimas, pinigai. Ir imperatoriaus paveikslas žydams buvo papiktinimas, nes Dievo įsakymas draudė atkurti žmogaus atvaizdą. Taigi Palestinoje romėniški pinigai buvo be atvaizdo, tam, kad nekiltų visuomenė jokių priešpriešų ar įtampų, bet tuo pačiu fariziejai Jėzui rodo dabar kokį pinigą. Jie rodo romėnišką pinigą, ant kurio buvo greičiausiai parašyta taip: Ciesorius Tiberijus Augustas, sūnus dieviškojo Augusto, didysis kunigas. Taigi taip provokuoja viešpatį. Mes turim turbūt ir suprantam, krikščionys visi, kad viskas ateina iš Dievo. Visos galybės, visos valdžios, visi turtai, mūsų darbai, kiekviena diena, jeigu aš tikiu, tai ateina iš Dievo. Ne šiaip savo šiandien aš esu ten, kur esu, nes taip ir Dievo yra norėta, jeigu aš gyvenu su Juo ir vykdau Jo planą. Taigi viskas ateina iš Dievo. Ir vėliau kas? Viešpats bus išduotas už 30 auksinių, vėlgi su tais ciesoriaus pinigais, ar neišduotas žmogaus. Taigi mano požiūrį Evangelija klausia, ir jos esmė šiandien yra: kam tarnaujam? Kam aš tarnauju? Ar tarnauju Dievui? Kažkada arkivyskupas Kęstutis Kėvalas yra labai gražiai pasakęs: jeigu Dievas pirmoje vietoje, tai visa kita savo vietoje. Taigi, ar aš tarnauju Dievui ir ar man Dievas yra pirmoje vietoje? Jeigu žiūrėtume apie mokesčių mokėjimą, apie dar ką nors, tai krikščionis yra iš šio pasaulio, krikščionis būtinai turi daryti tai, kas yra teisinga, būtinai turi daryti tai, kas yra reikalinga valstybei, kitam žmogui. Kada turėtų ir reikėtų, kad krikščionis sukiltų prieš valstybę? Tada, kada valstybė pradėtų, tarkim, daryti kažkokius dalykus, kurie prieštarauja Dievo žodžiui. Tas, kas netitinka Evangelijos, kas netitinka švento rašto. Tada krikščionis turėtų sakyti: stop, čia jau kažkas ne to. Mes turim viską perkeisti, nes mes remiamės Dievu. Aš gyvenu Dievo tikėjimu. Bet kas be ko, tas yra labai sunku. Prieš 4 metų Amerikoje buvo atlikta apklausa, kurios užsakytoje buvo visuomenė, ir buvo paklausta daugybė žmonių, kokie yra didžiausiai dvasiniai iššūkiai. Ir taip susidėliojo pirmas eiliškumas, pirmi 4. Tai pirmas yra materializmas, antras išdidumas, trečias egocentriškumas ir vėliau tingumas.
Taigi, jeigu žiūrėtume į tuos atsakymus, tos apklausos, tai materializmas pirmoje vietoje. Ir man tas taipogi taip suskambėjo galvoju, ar esu materialistas, ar esu tas, kuris, nežinau, gyvenu dėl pinigų, trokštų pinigų. Aišku, ne. Na, toks, bent jau noriu tikėti, kad toks nesu, bet didžiąją dalim kartais pasiskvebia ta mintis iš visų socialinių medijų, iš viso ko, kad reikia daugiau, reikia kažko gražiau, reikia, nežinau, kažko, kas atrodo pripildys mane, ar ne, ir būsiu laimingas, tie daiktai, tie kažkokie dalykai, bet turbūt ne tas yra esmė. Ir vėl tada save pagaunu, galbūt ir jūs kažkuris save galit pagauti, kad visuomenė kartais suformuoja kažkokį norą kažką turėti ir tada tas noras auga ir ateina įtampos, kad to negaliu, tada reikia dar daugiau galbūt dirbti, dar daugiau kažką daryti, gal ir kažkokį maklių ar ne padaryti, tam, kad išgyvenčiau tą troškimą, kuris atrodo yra esminis, bet esmė yra kas? Esmė yra Dievas. Kaip šventasis Augustinas sako, nerami mano širdis Viešpatie, kol neatsilsės tavyje. Tai iš esmė yra tai, kas mane sukūrė, kam esu dėkingas ir su kuriuo turiu būti, tai Dievas, jis duoda man ramybę. Bet turtas, kas be ko visat, ne turtas, bet norėjimas turėti geriau ir daugiau yra gerai. Bet tai bus kiekvienam krikščioniui išbandymas. Ir yra išbandymas, ir žiūrim į bažnyčią, jeigu žiūrėtume bažnyčios istoriją ar ne, tai turtas buvo bažnyčios tragedija visados. Ir per turtą, per valdžios troškimą bažnyčia vis susipurtydavo. Ji yra pakviesta į šventumą ir Kristaus dėka yra šventa, bet bažnyčia esame kiekvienas. Tai šiandien pažiūrėtume į čia mūsų esančią bažnyčią Vokietijoje, žiūrėkim, irgi dėl turto, dėl mokesčių visų, kiek žmonių yra atkritę, kiek žmonių nusivilia tuo kažkokiu turto švaistymu ar dar kuo nors. Tai. O kaip man yra su mano turtu? Kiek aš esu sąžiningas, pavyzdžiui, ar siunčiuos filmus iš kažkokių nelegaliai patalpintų ir sukurtų serverių, ar ne? Windowsai. Kaip aš juos siunčiuos, ar siunčiuos kažkokius nelegalius, ar perku legalius. Su autobusu važiuoju, moku už autobuso važiavimą, ar tiesiog bandau praslysti. Daugybė dalykų galiu savęs paklausti, kaip man yra su turtu, ir tada daug kas atsisijoja, nes moraliai reikėtų filmus, audio knygas iš interneto siųstis legaliai, nes man tai leidžia, sakykime, galimybės, turiu pakankamai pinigų. Nelegaliai galėtų būti tada, kada valstybė man negarantuoja ir nesuteikia tokio pragyvenimo, tokių sąlygų, kad aš galėčiau savo išsilavinimui ir būtinumui parsisiųsti originalią versiją, tada jau galiu kažkaip nuhakint, iš dar kažkur pasimti, bet tai jau yra toks, ekstra variantas, bet kada galiu, tada vagiu. Iš ko vagiu? Iš valstybės. Aišku, valstybė turtingai gyvena, galiu iš jos pavogti. Bet jeigu perverčiau, kažkas imtų iš manęs, ką nors vogtų, tai būtų labai nekaip tai. Tas turi ir mane papurti truputį, pažiūrėti, o kaip man yra su visu tuo, nes kokius seikus seikėme, tokiu bus ir atseikėta. Vienas iš mano pažįstamų, kaip tik dabar prasidėjo šildymo sezonas, sako, praeitais metais tiek taupiau šildymą, žiūrėjau, vis atsukdavau vakare, ryte užsukdavau, kad visą dieną nešildyt, nes galvojau, kad reikės daug mokėti. Šiemet, sako, pasižiūriu į sutartį nuomos, ten jau šildymas yra iškart įskaičiuotas. Tai reiškia, nesvarbu, kiek šildysi, tu mokėsi tokį pat pinigą. Pas jį taip jau yra. Tai sako, atsukau dabar ant visko, nes vis tiek, man tai nereikės už nieką ekstra mokėti. Ir atrodo, lyg ir gerai, bet kažkas turės už tą mokėti. Aišku, tu sumoki tiek, kiek reikia, bet nebūtinai pasim daugiau. Toks labai slidus dalykas. Ir kai pagalvoji, kai iš manęs, jeigu kas nors imtų po truputį, ar tikrai nepykčiau? Ar tikrai leisčiau? Čia truputį aš daug turiu, tai gali kažkas pasimti. Tai čia klausimas, čia nekaltinimas, ne aš savęs kaltinu, ne dar ko nors, bet tiesiog toks klausimas. Motina Teresė prieš beatifikaciją, kada ji turėjo būti paskelbta palaimintaja,
buvo didelis skandalas, gal kas ir atsimena, dėl pinigų jo sąskaitoje, kad buvo beprotiškai daug pinigų jai pervesta, nes jį gaudavo labai daug aukojimų iš visur ir ten buvo milijonai, o gal ir daugiau. Sakė, na va, jie tuos pinigus laikė, kad atiduotų Vatikanui, taip toliau, tai nieko ten nėra su jo bendro šventumo jokio. Bet viena iš jo sesių sakė, kuo gyveno ir kokia buvo esmė motinos Teresės, kad tuos pinigus, kuriuos man parsiunčia, kuriuos turiu, už jas galima tai pastatyti turbūt begalės ligoninių, rengti prieglaudų ir bus gerai. Bet jeigu, sako, nebus supratimo iš žmogaus, kad jis turi tarnauti tam ir pats kažką padaryti, kad kažkas atsirastų ir kažkiek duot, tai vėliau tai neveiks, nes kas bus tose ligoninėse, kas slaugys, kai baigsis pinigai. Nebus idėjos, nebus to, kas veža, nebus pačios esmės. Tai jį bandė ir tikrai tų pinigų niekam netaupė, kaip vėliau išaiškėjo, kad jie buvo padėti ir jie buvo vis skirti vienų ar kitų prieglaudų išlaikymui. Ta prasme, ten tikrai tikiu, kad viskas buvo labai sąžiningai, tvarkingai, bet jeigu numirs idėja, viskas dengs. Tai arba aš mirštu už idėją, arba idėja numiršta. Tai jos buvo tokia esmė. Ir visiškai bebaigiant ir perkratant kiekvienam iš mūsų, kam tarnauju. Ar Dievas yra pirmoji vietoje šiandien mano gyvenime? Ar tikrai, kai moku sąskaitas, kai kažką perku, kažką gaunu, ar esu sąžiningas su tuo? Ar gebu sąžiningai atlyginti kitam? Ar tiesiog bandau kažkur vienur ar kitur nusimuilint ir padaryti taip, kad būtų man geriau? Labai dažnai to norim visi. Bet čia ir reikia subudėti, ar ne? Kam tarnauju, Dieve? Ar tau, ar kažkam kitam? Negaliu tarnauti dviem šeimininkams. Visiškai pabaigai. Tos pačios motinos Teresės po vienos iš kelionių jis sugrįžo namo. Aišku, visos didžiosios televizijose filmuoja, CNN, BBC ir visi kitokie žinomi kanalai. Ir vienas iš reporterių jos klausė, sako, kokia yra didžiausia bažnyčios bėda? Jūs daug keliavot, jūs matėt visas pasaulio beveik bendruomenės, matėt vyskupų rūmus, taip toliau ir panašiai. Kokia yra didžiausia bažnyčios bėda? Motina Teresė truputį pagalvoja apie 5 sekundžių, pažvelgia į tą paklaususi reporterį ir sako, bėda yra aš ir tu, nes mes esam bažnyčia. Tai nuo to ir noriu, su tuo ir noriu pabaigti, kad nuo to, kaip aš elgsiuos kasdienybei, nuo to, kokie bus mano kasdienos veiksmai, nuo tų mažų dalykų aš ir kuriu bažnyčią, ne tik savo santykį su Dievu, ne tik per tai kuriu savo santykį su bendruomenė, bet aš kuriu visą bažnyčią. Ir tai nereiškia, kad aš esu mažas ir vienas, bet nuo manęs taip pat prasideda ir kitų šventėjimas. Ir mano šventėjimas. Tai neieškokim ir nežiūrėkim. Man kartais irgi noris pabambėti ant ko nors, ar papeikti, ar pasakyti, žiūrėk, tas toks, tas anoks, arba jie taip blogai elgiasi, jie tą blogai daro. Taip, jie tikrai daro to blogai ir tiesą reikia pasakyti kartais, kai žinai tiesą, bet turiu pradėti nuo savęs. O koks aš esu? Taigi, Dieve, tikrai trokštu, kad tu būtum pirmoji vietoje mano gyvenime. Labai dažnai esi 3, 2, 4. Ir taip, iš mano silpnumo, iš mano negebėjimo, nemokėjimo, netikėjimo, taigi Viešpatie tikiu, padėk mano netikėjimui. Gražaus visiems ir palaiminto sekmadienio. Būkit sveiki, permainingi orai, saugokit savo sveikatą. Iki kitų kartų.